Specialiai suburta kompetentinga komisija, remdamasi tinkamumo, naudingumo, efektyvumo poveikio bei tęstinumo kriterijais, atrinko ir visuomenės vertinimui pateikė 27 projektus, po 3 kiekvienoje iš 9 nominacijų. Vertinimo komisiją sudarė kvalifikuoti įvairių valstybės gyvenimo ir veiklos sričių ekspertai, specialistai ir visuomenės nuomonės lyderiai. Tai Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos pacientų organizacijų, Lietuvos verslo dienraščio Verslo žinios leidžiamo žurnalo Verslo klasė, aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos inovacijų centro, Centrinės projektų valdymo agentūros, Europos socialinio fondo agentūros, Lietuvos mokslų tarybos, Lietuvos verslo paramos agentūros, Transporto investicijų direkcijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos, Bendrovės investicijų ir verslo garantijos atstovai. Tokią komisijos narių įvairovę lėmė ir į geriausių Europos būrio apdovanojimus pretenduojančių projektų įvairovė, nuo gyvenamosios aplinkos gerinimo iki naujausių technologijų atradimų. Aukščiausiai įvertinimas skirtingose apdovanojimų kategorijose projektams pelnė už juos balsavusių Lietuvos žmonių skaičius. Iš viso atiduota 35 430 balsų. Už balsavusiųjų internete nuomonę vertingiausius 2007-2013 metų Europos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti projektus. Europos būrių rinkimuose siekiama įvertinti ir visuomeniai pristatyti didžiausias vertės žmogui, kraštui, visuomeniai ir valstybei kuriančius ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus. Finansų ministerija šiuos rinkimus surengė jau 7. kartą. 2013 metų projektai nugalėtojai. Europos būrės 2013 už inovacijas, inovacinės saulės elementų gamybos projektas, kurį vykdė uždaroji akcinė bendrovė Baltic Solar Energy. Europos būrės 2013 už pažangų verslą, Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba, kurį vykdė akcinė bendrovė Šiaulių energija. Europos būrės 2013 už galimybės tobulėti aukštosios kultūros impulsai mokykloms, kurį vykdė Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Europos būrės 2013 už galimybę dirbti jaunimui, dirbdami kurkime šeimos gerovę. Vykdytojas Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras. Europos būrės 2013 už jaukią aplinką atiteko projektui Druskininkų kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra. Vykdytoja Druskininkų savivaldybės administracija. Apdovanojimą Europos būrės 2013 už suteiktas galimybes pelnė projektas Lietuvos dokumentinis kinas internete. Vykdytojas Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Europos būrės 2013 už efektyviausią komunikaciją, aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra, Study in Lithuania, vykdytoja švietimo mainų paramos fondas. Europos būrės 2013 už turiningą laisvalaikį skirtas projektui Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms, vykdytoja Kauno rajono savivaldybės administracija. O apdovanojimas Europos būrės 2013 už atvertus kelius atiteko projektui Mano guru – verslo ir socialinių iniciatyvų derinimas suteikiant naujas galimybės darbo rinkoje, kurį realizavo viešoji įstaiga socialiniai paramos projektai.